Labas žiūrovai, labas vasarai. Grįžtam jau birželį. Ačiū Dievui, šiandien ne taip karšta, kaip buvo vakar. Turim šiandien ypatingą laidą, ypatingą dviem aspektais, nes pirmiausiai tai yra 7-oji laida, kaip mano pašnekovė Busima sakė, laimingas skaičius. Antras aspektas, kad šiandien turim pirmą svečią, pirmą viešnę ne iš savo tarpo, ne iš Citus, iš išorės, nors čia irgi yra niuansų, kadangi Renata buvus kolegė yra kažkada, Cituse užsikrėtus NT gerąją bacilą ir toj srity pasilikus. Šiandien ji atėjo kaip didžiausios Lietuvoje jau 9 metus, ar ne, dirbančios NT agentūros Capital atstovė. Ir turėsim, manau, labai įdomią temą, tai yra kaip pakeisti seną būstą nauju. Turint seną būstą, kaip padaryti, kad jisai pataptų nauju, ar ne, arba kaip apsigyventi naujame. Tai labas Renata, sveika prisijungus, labai džiaugiamės, kad šiandien tu su mumis. Tiesa, labai laukiam ir auditorijos klausimų komentaruose, jeigu jų turit, būtinai rašykit. Mes pasistengsim juos atsakyti laidos pabaigoje. Tai Renata, kaip tu šiandien jauties, kaip tu gyveni? Labas rytai. Aš tikrai puikiai jaučiuosi, labai gera pas jūs sugrįžti į svečius, gera vėl matyti pažįstamą veidą ir smagu, kad tu mane kalbini. Super. Kalbam vis tiek apie NT rinką. Jūs kaip brokeriai matot šiek tiek platesnį vaizdą rinkos, nes dirbat ne tik tai su pirminė rinka, tai yra būstais tiesiai iš plėtotojų, bet ir su antrinė rinka, kur yra perparduodami būstai, ar ne? Kaip šiandien rinka jums atrodo? Šiandieną, jeigu mes kalbam apie rinkos tempą ir kiek mes turime ar ne, koks yra aktyvumas, tai natūralu, kaip ir pirminiai rinkoje, taip ir antriniai rinkoje yra šiek toks sulėtėjimas. Jeigu mes žiūrim procentaliai ir lyginam praeitus metus ir šiuos metus, ar ne, tai bendras rinkos sulėtėjimas kažkur tai tuo pačiu periodu apie 4 mėnesius yra apie 30%. Lyginant su pirmaisiais keliais mėnesiais praėjusiu metu. 4 pirmaisiais mėnesiais. Nu, bet jie visai kitokie ir buvo. Taip. Tai jeigu žiūrim, kas yra pirminiai rinkoje ir kas yra antriniai rinkoje, tai antriniai rinkoje 10% sumažėjimas, tai yra šiek tiek mažesnis negu pirminiai rinkoje. Kaip tu manai, kodėl? Jeigu mes žiūrime dar šiek tiek toliau, ar ne, tai kai pirmoji netikėta situacija susiklostė pandeminis laikotarpis, ar ne, tai niekas nesitikėjo turbūt, kad po pirmų kelių mėnesių rinka atsigaus, ar ne, ir viskas šoks labai stipriai į viršų. Tai 2021 metai jie tikrai buvo tokie labai aktyvūs ir kosmiški nekilnojamo turto rinkoje, skaičiais tiek nekilnojamo turto, tiek ir aktyvumo, kainų, ar ne, ir tiek ir pačio pirkėjo aktyvumo. Susikloščius situacijai 2022 metais ir karo situacijai, ar ne, šiek tiek viskas keitėsi ir pirkėjai galvojo apie tai, kaip investuoti saugiai savo pinigus. Ir jie norėjo investuoti į pastatytus pastatus, ar ne. Pastatyti pastatai tai buvo pirminės rinkos kažkiek, ar ne, kiek buvo pasiūlos. Ir buvo antrinė rinka, ar ne? Tai antrinė rinka tikrai buvo tokia pakankamai aktyvi. Bet ką tas rodo? Iš principo turbūt tas rodo, kad vėlgi rinka, būsto rinka kaip viena, jinai nesustojo ir turbūt reikėtų kartais pasižiūrėti į abi rinkas, ar ne? Tiek į pirminę, tiek į antrinę. Nes rezultate tikriausiai, mes pirminė, rinkoje, ką matom, kad susidomėjimas sumažėjęs mažiau, nukritęs mažiau negu sandorių skaičius, ar ne? Tai reiškia, kad žmonės ieško būsto, juo domisi, siunčia užklausas, kreipiasi į mus ir be abejo kitus plėtotojus ir taip toliau ir panašiai, tačiau ilgiau nepriima sprendimo. Tai yra, kad nusikelia tas dalykas, dėl to natūraliai yra sumažėjęs sandorių skaičius, tačiau jeigu dar pridėjus ir antrinės rinkos situaciją, kuri nukrito mažiau, ar ne, tai mes matom, kad iš principo aktyvumas yra, ar ne, tik tai klausimas, kaip jisai pasiskirsto, kur jisai nukrypsta.
Taip. Tai pas mus situacija irgi nesikeičia, kas liečia ar ne, kaip greitai pirkėjai priima sprendimus pirkti. Tai natūralu, kad žmonės tikrai galvoja, kam atiduoti savo pinigus ir ar verta mokėti už tą turtą, ar ne, įvertina ir savo finansinės galimybės, tai kas liečia sprendimo priėmimus, tai ir pas mus yra tokia pati situacija, kad tikrai pirkėjai delsia. Ok, o ar pasikeitė, tarkim, jų lūkesčiai, ar įpročiai, ar užklausų pobūdis, kurias jūs gaunate, tarkim, nuo 21 metų? Jeigu lūkesčiai kam, ar perkamam turtui, ar kainom? Iš principo, kaip vieną skirtumą tu jau pasakė, ne, kad prailgėjo sprendimo priėmimo laikas. O kiti elgsenos, pirkėjų, pardavėjų, sakykime, antrinės rinkos, jūsų klientų elgsenos pokyčių dar kažkokių identifikuoja? Šiaip iš esmės, pavyzdžiui, pirkėjai ar ne, iš tikrųjų dairosi ir žiūri, kasgi bus nekilnojamo turto rinkoje ir ar verta dabar daryti sprendimą pirkti ar ne. Ir natūralu, kad pirkėjas visą laiką nori nusipirkti už pigiausiai ir geriausiai. Parduoti už brangiausiai. Taip. Tai dabar pirkėjai iš tiesų jie žiūri ir stebi situaciją, analizuoja, ar kainos keisis. Ir dėl tos priežasties pirmąjį ketvirtį tikėtina taip greitai sprendimų nedarė, ar įsigyti turtą ar ne, bet susidomėjimas lygiai taip pat yra išlikęs. Ok, o su jūsų pagalba galima ir pirkti, ir parduoti. Ar ne, tu užsiminėjai, kad natūralu perkantieji nori kuo pigiau, parduodantieji kuo brangiau. Ar pasikeitė kaip nors santykis nuo ankstesnio laiko, nuo ankstesnio laikotarpio, perkančių, parduodančių? Daugiau perka, daugiau parduoda? Šiaip iš esmės pas mus daugiau kreipiasi tie, kurie nori parduoti turtą, tačiau yra tokių, kurie ir nori įsigyti turto. Tai vadinasi, pasiūla yra išaugusi, ne? Labiau negu paklausa. Galima būtų ir taip turbūt traktuoti. Ok, o iš principo lengviau pirkti ar parduoti? Žiūrint kam. Lengviau pirkti ar parduoti. Sakykime, iš žmogaus perspektyvos, iš pirkėjo arba pardavėjo perspektyvos. Nes turbūt visą laiką galima rinktis kelis scenarius, arba aš nusprendžiu viską pasidaryti pats, ar ne, tai reiškia, aš viską galiu, aš čia einu, aš čia parduosiu, arba aš čia viską suprantu, nueisiu ir nusipirksiu. Ar ne, tai tokiu atveju lengviau pirkti ar parduoti? Aš manau, kad lengviau yra tuo met, kai labai gerai žmogus žino, ką jisai daro. Tada yra lengva tiek pirkti, tiek parduoti turtą. Tačiau jeigu tai nėra sąmoningai daromas tas sprendimas, ar ne, tai turbūt tiek vienas, tiek kitas procesas gali būti pakankamai sudėtingas. Nes, atrodo, o kažką tokio, ar ne, paimsiu ir parduosiu tą turtą. Tačiau jeigu tai darai tik tai pirmąjį patį kartą, tai, kyla iššūkių ir įvairiausių, ar ne? Tai ne veltui brokeriai dirba tokį darbą kiekvieną dieną, ar ne, skiria visą savo laiką tam, ne vienerius metus, ir ta patirtis rodo, kad reikia žinių, ir ekspertinių žinių reikia, ir lygiai taip pat reikia pardavimo įgūdžių, ypač dabartiniai rinkoje, todėl kad gerais laikais, kai perka, tai perka visi, ar ne, ir ten labai stipriai kažko daryti nereikia. O jeigu yra tokie laikai, kurie atėjo, ar ne, kai pirkėjai yra linkę dvejoti, ar ne, reikia surasti argumentacijos, reikia jų ekspertinių žinių, tai reikia turėti tų įgūdžių. Aš minėjau prieš pokalbį, kad aš pats turėjau tokios asmeninės patirties, kai reikėjo savo butą vieną parduoti, kitą nusipirkti. Tai šiandien, ta prasme, tada aš viską bandžiau daryti pats pradžioj, paskui galiausiai pardavimui vis tiek pasirinkau brokerį, kuris man padėjo visą tą procesą praeiti. Su pirkimu vėlgi situacija šiek tiek panašiai, šiandien jau daryčiau kitaip. Taip. Be jokios abejonės visi dirbam savo darbą ir turbūt jeigu yra specialistai, tai jie didelę dalį dalykų išmano geriau. O jum patiems šiandieninėje situacijoje, lyginant vėlgi su ankstesnius laikotarpius, 21 metai, kurie vėlgi nebuvo iš esmės labai tipiniai, 20 be jokios abejonės irgi ne, 19 galbūt jau senokai, tai klausimas, ar ten įmanoma palyginti, bet šiaip iš
principo, ar lengviau yra pirkti ar parduoti šiandieninėje rinkoje, negu kad buvo anksčiau? Parduoti tikrai yra sudėtingiau. Sudėtingiau iš tos pusės, kad reikia pasistengti, išsklaidyti pirkėjo dvejonės, ar ne, rasti argumentų ir padėti pirkėjui įsigyti turtą. Nes vien tik tai, tarkime, reikalingas tam tikras partnerių ratas, ar ne, kad būtų paprasta, sklandu ir per tam tikrą laiką įsigyti patį turtą. Tarkime, ateina pirkėjai, ar ne, ir reikia jiems padėti, tarkime, gauti finansavimą, kad jis galėtų įsigyti turtą. Arba, tarkime, kitų institucijų kažkokių tai įsikišimo, ar ne, kad viskas būtų tvarkoje su perkamu turtu. Tai yra vienareikšmiškai situacija pasikeitus ir reikia, ar ne, turėti kažkokių tai žinių, kad tą padaryti. Įsigyti turtą irgi yra pakankamai rimtas sprendimas, ar ne, žmogaus, ir jis turėtų panalizuoti save tam, kad įsigytų tinkamą turtą pagal savo poreikius ir natūralu už tikrai tinkamą kainą. Ok, tu minėjai, kad dabar daugiau žmonių atsirado parduodančių savo turtą. Kokio pobūdžio, kas tai yra per turtas, kurio dabar atsirado daugiau? Ar žmonės pardavinėja, galbūt kažkas tai įsigyja nuomai ir nepadengia tą nuomą, sakykime, paskolos kaštų, ar dar kažkokia priežastis? Jeigu mes žiūrėtumėm į praeitą laikotarpį, tai tikrai buvo tokių žmonių, kurie ieškojo turto investicijai ir pakankamai aktyviai ir tai darė, ar ne. Tačiau dabartiniai situacijai tikrai nėra taip, kad žmonės būtų linkę pirkti turto investicijai ir tikėtina, kad gal ir nebūtų geras sprendimas tą daryti šiuo dabartiniu periodu, ar ne. O jeigu kalbam, kas parduoda turtą, tai tas, kas nori įsigyti kažką kitą. Bet sako, kad dabar nuomos kainos kyla, tai teoriškai turėtų vėl būti patrauklu. Tai situacija keičiasi, ar ne, todėl, kad jeigu įperkamumas žmonių mažėja įsigyti turtą, tai ką jie daro, jie nuomojasi, ar ne? Jeigu jie nuomojasi ir paklausa didėja, tai tikėtina, kad ir specialistai tą sako, kad turėtų būti ten sujudimas šitoje vietoje, ar ne, ir taip gali nuomos kainos keistis. Ir taip, čia turbūt tas balansavimas jis vyks kurį laiką, kol susibalansuos tiek kainos, tiek pasiūlos paklausos santykis abiejose rinkose nuomos ir, sakykime, būsto įsigijimo ir panašiai. Tu dar minėjai prieš pokalbį, kad daugiau žmonių nori, sakykime, ar priima sprendimą parduoti savo įsigytą turtą. Taip. Kokia čia situacija, kokia priežastis yra? Galbūt ne tai, kad daugiau, bet pasireiškia tokių rinkoje, ar ne, tarp norinčių parduoti turtą, kurie sako, ar ne, mano palūkanos labai stipriai pakilo ir daro tokį sprendimą, kad parduos savo turtą ir kažką įsigys ar ne kito, pigesnio galbūt. Tai jau atkeliauja tokios situacijos, ar ne, ir turbūt daugiau baimės faktorius veikia, kad žmonės daro tokius sprendimus. Ką jūs jiems patarėt? Nes galbūt ir mūsų auditorijoje yra tokių žmonių, kurie galvoja apie tokį sprendimą. Ką jūs jiems patarėt? Aš patarčiau, kad skubotų sprendimų nereikėtų daryti, vis dėlto reikėtų gerai apgalvoti situaciją ir, kaip pats Rytai sakei, įvertinti tai, ar ilgalaikiai perspektyvai tai iš tikrųjų yra geras sprendimas, ar ne, gal išeičių gali būti ir kitokių. Tai kokios tos išeitis gali būti, ar ne, galbūt galima kalbėti su paskolų tarpininkais, ar ne, dėl refinansavimo galimybių, galbūt galima daryti kažkokius paskolų atidėjimus, galbūt dar įmokų atidėjimus teisingai. Tai gali būti daug išeičių, ar ne, tik tai reikia turbūt pasidomėti galimybėm. Čia turbūt reikėtų galvoti apie tai, kad būsto vertė, turto turimo vertė auga, jį pardavus, nusipirkus kitą, sakykime, pigesnį, tai tas prieaugis natūraliai bus ilgalaikiai perspektyvai mažesnis, tai turbūt turima brangesnį turtą dabar parduoti. Dar vienas dalykas, ką mes šnekėjom su tavim, kad turbūt skubėti neverta ir dėl to, kad Euriboro, kuris dabar labiausiai ir veikia įperkamumą ir sakykime, įmokos dydį, situacija tokio aukšto Euriboro tikėtina, bent jau pagal visas prognozes, jinai nėra amžina, ar ne, ir nuo kitų metų jau turėtų pradėti leistis.
Tikėkime, kad taip ir bus. Aš tai beveik to nebejoju, nes, iš principo, tas ekonominis ciklas, jisai turi būti uždaras, ar ne, jeigu yra, buvo fiskalinio skatinimo laikotarpis, ar ne, kai visur buvo liejama labai daug pinigų, dabar yra priešingai. Tie pinigai būdavo įdedami, ar ne, kad skatint vartojimą ir užsukti ekonomiką. Dabar yra daroma priešingai, kad suvaldyti kainų kilimą. Tai ir vienas ir kitas laikotarpis pasibaigė. Tai dabar kalbama, kad, ir jau Fedas nepakėlė vieną kartą palūkanų, kas jau yra geras ženklas, tai bent jau dabartinėmis prognozėmis maždaug metų pabaigoje, kitų metų pradžioje turėtų Euriboras leistis, vadinasi, ir įmokos pradės mažėti, teisingai? Taip. Tai dar sykeli, jeigu kažkam aktualu, aš mėgstu labai pakartoti tuos punkčiukus, tai kodėl nereikėtų dabar skubėti pardavinėti turimo būsto vien dėl šiandieninės įmokos, ar ne? Nes pirmiausia, ta įmoka turėtų pradėti mažėjant Euriborui, ar ne? Antras dalykas, kad turto vertė jinai ilgalaikėje perspektyvoje auga ir dabar turimas turtas vis tiek yra vertingesnis negu to, kurio dar neturi. Trečias dalykas, ką aš pamiršau? Reikės tada susidėlioti, bet taip, iš esmės, kad turbūt svarbiausias dalykas, kad skubėti galbūt neverta dar šiandien. Kalbant apie vertę, ar turit kažkokių indikacijų, kad žmonės nerimautų, jog ta vertė neauga arba net mažėja? Jeigu mes kalbam apie pardavėjus, tai tokių baimių kažkokių tai ar nerimavimų tikrai nėra. Kalbant apie pirkėjus, tai galbūt čia daugiau, ar ne, yra, kurie atideda sprendimą, nes galvoja, kad kainos kris ir nedaro sprendimo įsigyti turto. Tai turbūt pamatuotų kažkokių tai argumentų, kad kainos keisis arba kris tikrai nėra, bent jau specialistai tikrai apie tai nekalba ir pagristų kažkokių tai argumentų nėra. Tai galbūt daugiau tokių nuogastavimų iš pirkėjų pusės yra. Ar verta dabar įsigyti turtą, ar laukti, ar aš išlošiu, ar aš pralošiu. Bet čia turbūt vėlgi tas aspektas šiandien pardavinėti esamą turtą turbūt neverta vien dėl to, kad taip, ilgalaikėje perspektyvoje kainos turto ir jo vertė turėtų augti, nes mes prognozuojam, sakykime, ekonomikos augimą, Vilnius, Kaunas yra augantis miestai, auganti ekonomika, augantis miestas demografiškai, vadinasi, turtas irgi brangsta, tai vadinasi, šiandien pardavęs vakar įsigytą turtą, šiandien pirkdamas naują, aš jau santykinai brangiau jį perku. Tai čia dar vienas dalykas, kad vadinasi, aš automatiškai pralošiu. Teisingai, mes ką kalbėjom, trečias dalykas yra finansavimas, ketvirtas dalykas paskolos galimybė paskolą refinansuotis, ketvirtas dalykas yra ieškoti galimybių ten, sakykime, per paskolos draudimą ar kitas priemonės, įmokų atidėjimo ir panašiai, kas turėtų padėti bent jau artimiausių laikų suvaldyti tas išaugusias įmokas. Truputėlį aš čia taip atsiprašau, chaotiškai grįžtam prie tų būsto pardavėjų ir pirkėjų, ar ne, pašnekėjom, kad šiandien labiau laukia pirkėjai negu pardavėjai, ar ne, ir natūralu, kad tai yra dėl būsto kainos ir įmokos dydžio, ar ne, nes šiuo metu kalbama daugiausia apie tai, kad būsto įperkamumą sumažino ne kas kitas, o Euriboro augimas. Tai reiškia, kad šiandien mano galimybės įsigyti būstą yra reikšmingai sumažėjusios, būtent dėl to, kad galiu negauti finansavimą. Tačiau jūsų rinkoje, kai mes kalbam apie antrinę, sakykime, rinką, ar ne, ar yra patrauklu pardavus seną būstą įsigyti naują ir seno būsto vertę gautą už tai sumą panaudoti kaip įmoką, pradinę įmoką, sakykime, reikšmingą turbūt dalį naujo būsto įsigijimo. Gerai, tikrai Rytai pabrėžė, kad reikšminga dalis. Turbūt ne 100% tikėtina, bet... Taip, tai ar žmonės apie tai domisi, tie, kurie turi tokias galimybės, tikrai taip. Ir tenka išgirsti pamastymų, ypač tų žmonių, kurie turi kelis senos statybos objektus, ar ne, galimybę parduoti juos ir įsigyti pirminės rinkos objektą. Tai taip, apie tai žmonės galvoja.
Tai čia ir yra turbūt mūsų šiandienos temos magija, kad seną būstą naujų gali pakeisti būtent tuo būdu, ar ne? Taip. Nes iš principo, kai yra pakilusi turto vertė ir turto kaina visuose segmentuose, tiek pirminėje, tiek antrinėje rinkoje, taip, vadinasi, santykinai seną būstą aš galiu parduoti, sakykime, už ne žemesnę kainą negu naują. Turiu omeny, kad santykis seno naujo būsto kainos, jisai yra nepasikeitęs turbūt labai reikšmingai, ar ne? Kiek šiandien maždaug galėtų kainuoti, arba koks skirtumas galėtų būti, tarkim, tarp seno ir naujo būsto, jeigu kalbam apie būstą panašioje lokacijoje ir, tarkim, panašaus ploto. Imkim tokius pačius bendriausius, primityviausius kriterijus. Jeigu taip imant vidurkį, ar ne, ir statistiką, tai tarkim, pavyzdžiui, jeigu 50 kvadratų butas, ar ne, jeigu tai yra pirminės rinkos objektas, neseniai darytos analizės, ar ne, gegužės mėnesį, tai kvadrato kaina yra apie 3300, ar ne? Kad 50, tai čia 150, 165 tūkstančiai. 67, kažkas taip yra, ar ne, o jeigu žiūrim į antrinės rinkos objektą, tai apie kvadrato kaina yra 2500 kažkur tai taip, ar ne? Tai yra 130 turbūt kažkur tai tūkstančių, ar ne? Tai grubiai yra kiek? Apie 30-40% skirtumas. Nesu pats stipriausias matematikoje. Tai tikėtina taip. Kad nesu stipriausias matematikoje. O tai koks tai skirtumas? Tai skirtumas yra, jisai gali būti didesnis arba mažesnis, mes imam čia dabar tokius vidurkius, ar ne, ir apytikslius skaičius. Bet kad žmonėms būtų lengviau įsivaizduoti, ar ne, kad seną būstą pardavęs, aš galiu iš esmės gauti, tarkim, 2/3 naujo būsto vertės šiandieninės. Panašiai taip. Tai vadinasi, reikalingas finansavimas naujam būstui papildomas iš banko. Taip. Jau lieka tik tai 30%. Nedidelė dalis. Ir tikėtina, kad tai yra ganėtinai neblogas būdas pasikeisti senai naują. Taip. Kalbėjom apie dar vieną aspektą, kad turbūt nėra labai daug žmonių, kurie jau yra pakeitę kelis naujus būstus, ar ne? Aš minėjau tą savo situaciją, tai taip, gyvenau senos statybos būste, pardaviau, pirkau naujos statybos būstą, aišku, ten ir kiti kriterijai skiriasi, ne tik tai jo amžius, bet kol kas tam būste dabar naujam ir gyvenu, dar kartą į naują jo keitęs nesu. Ar daug žmonių jau yra praėję tą kelių naujų būstų įsigijimo praktiką? Drįsčiau sakyti, kad tikrai žmonės šiuo metu yra daug drąsesni ir tikrai yra linkę keisti turtą, daro sprendimus ir jį keičia. Ir nebūtinai, ar tai yra senos ar naujos statybos turtas. Tikrai yra pastebimos tokios tendencijos, kad žmonės yra linkę, kad turtas jiems tarnautų, o ne jie turtui, ar ne, ir jeigu keičiasi kažkokia tai kažkokia situacija gyvenime, pavyzdžiui, ar ne, šeima pagausėja, ar ne, keičia turtą, lokacija kažkaip tai keičiasi darbo, pavyzdžiui, ar ne, ir nepatogu pasiekti jį, arba per ilgai užtrunka, arba dar kažkokios tai yra priežastis, lygiai taip pat irgi keičia savo turtą ir daro tokius sprendimus. Tai šitoj vietoj pirkėjai yra pasikeitę. Tai jo, be jokios abejonės būstą ir reikėtų turbūt keisti ir įsigyti tada, kai yra poreikis, o ne tada, kai visi sako pirk arba dabar nebepirk, nes kažko galbūt reikia laukti. Tai būsto turbūt pagrindinė priežastis keitimo ir turėtų būti vis tik tai poreikio pasikeitimas. Iš kitos pusės aš jau turiu patirties gyventi ir senam, ir naujam būste. Ir tiesą pasakius, dėl kai kurių jo savybių jau į seną būstą jau turbūt svarstyčiau nebent jau labai specifinį, bet jau mes tada kalbam apie visiškai segmentą, kitą kokį nors ten premium senamiestį, galbūt, bet jeigu taip žiūrint buitiškai, tai į seną būstą, tarkim, net ar tam pačiam rajone, ar panašiam rajone jau keltis nebesinorėtų. Tai šnekėjom, kad naujo seno būsto kaina skiriasi maždaug suminė, sakykime, panašių savybių būsto apie 30%. Ką tu dar išskirtum, galbūt, sakei, žinai, kad žmonių poreikiai keičiasi, atsiranda daugiau naują būstą įsigijusių, ar jau netgi kelis, ką jie įvardina kaip pagrindinius skirtumus tarp seno naujo būsto?
Natūralu, kad vien tik tai ar ne nauja statyba, kaip ir pats paminėjai, kad yra sutvarkytas kitoks gerbūvis, ar ne, architektūra yra darni, graži, ar ne. Natūralu, kad visiems yra labai aktualus klausimas komunalinių sąskaitų, ar ne, klausimas energetinė klasė, vėdinimo sistemos ir visi kiti dalykai, ar ne. Tai šitie klausimai yra labai aktualūs, ar ne. Netgi turbūt bendruomenė, kaimynai, su kuriais tenka gyventi, ar ne, na, jie kažkiek tai gali skirtis. Priklausomai net ir nuo būstamų. Tikrai taip, ir natūralu, kad jeigu tai yra naujos statybos objektai, dabar turbūt didžioji dalis yra jaunų šeimų arba jaunų žmonių, ar ne, kurie įsigyja tą turtą ir gyvena. Nors jau pastebima turbūt ir, kad vyresnio amžiaus žmonės irgi yra linkę, ar ne, keisti iš seno, kraustytis į naujos statybos objektus. Labai, aš manau, iš principo svarbus lūžis, ar ne, toks mentalinis tam tikra prasme. Taip, neseniai net ir mano aplinkoje buvo svarstoma, kad parduokim, ar ne, senos statybos turtą ir kelkimės į naują. Tai taip, tai yra pastebima. Na, turbūt iš principo daug keliaujant norisi, na, ir matant, kaip gyvena visam pasauliu žmonės, norisi ir savo daugiau leisti. Ir kai ir galim savo daugiau leisti, tai natūralu, kad tas suminis komfortas kasdieninis, jisai tampa labai svarbiu kriterijum. Taip. Turbūt kokį skirtumą galima pastebėti tarp naujos statybos ir senos statybos objekto, ar ne, kad jeigu pirminės rinkos ar ne objektai kažkur tai yra statomi jau dar neišvystytose rajonuose, tai susidurima su ta problema, kad infrastruktūra vis dar tenai nėra išplėtota, ar ne? Tai senos statybos objektai, ten, kur jau yra tie rajonai, kur pastatyti ar ne namai yra išvystyta infrastruktūra, tai čia yra didelis privalumas tam tikro poreikio žmonėm. Jo, nebejotinai, kad turbūt tokių vietų daug, iš kitos pusės šiek tiek taip lengvai ir subtiliai tau paprieštarausiu. Miestui tankėjant, tai, na, va, netgi čia per langą pasižiūrėjus į Šnipiškes, tai turbūt aplinkui infrastruktūra yra išplėtota bene geriausiai Vilniuje, ar ne, bet va, nauji namukai aplinkui, kranai tik tai šiukšda, namukai kyla. Tai jo, miestui tankėjant, aš manau, šitas skirtumas mažėja, bet taip, tas be jokios abejonės. Čia turbūt tik tai tuo met, jeigu kažkokios specifinės vietos ir lokacijos, ar ne, naujų projektų. Supratau. Ok, tai apkalbėjom apie turto vertes, ar ne, ir kad žmonėm baimintis, kad jos kris neverta ir šiandien pulti vien dėl to, kad trumpiuoju laikotarpiu sunkiau yra susitvarkyti su išaugusiom įmokom, turbūt nemažinant jokių būdų tos problemos masto ir skaudumo, ar ne, reikėtų ieškoti ne emocinio, o praktinio racionalaus sprendimo. Tai galų gale, jeigu mes kalbam apie tai, kad būsto rinkoje faktiškai poreikis būsto yra sumažėjęs nereikšmingai, nežymiai galbūt, ar ne, arba ne taip žymiai kaip pats rinkos aktyvumas. Kokį tu labiausiai šiandien patartum, kokio sprendimo ieškoti žmonėm, kurie turi poreikį keisti būstą, tarkim, į didesnį, į komfortiškesnį, į kitoje lokacijoje. Koks šiandien būtų sprendimas, galvojantiem apie tai, kad šiandien įperkamumas yra sumažėjęs? Tai pirmiausia, turbūt pasidomėti galimybėmis ir įvertinti savo galimybės, kiek pagristai tą galima daryti, ar ne? Tai jeigu pasidomėti, kiek jiems kainuotų tai, ar ne? Pasižiūrėti, kiek kainuoja turtas jų norimoj vietoj, kokios tai yra kainos, koks yra skirtumas, kiek dar reikia, ar ne, galbūt pinigų daugiau, kad įsigyti norimą turtą ir vertinti, ar tų pinigų jau yra, ar juos reikia iš kažkur tai gauti, ar ne. Jeigu reikia iš kažkur gauti, pasidomėti finansavimo galimybėmis. Ar juos finansuotų, ar juos finansuotų bankai, ar ne, tai turbūt susidėlioti va tokį planelį ir žinoti, kiek realu tai padaryti yra. Bet vėlgi, ar tada ieškot galimybių labiau nuomos rinkoje,
ar svarstyti apie seną būsto pardavimą ir naują įsigijimą? Aš manau, kad turbūt priklauso ilgalaikiai perspektyvai nuo to, koks žmogaus bus gyvenimo būdas ir jis ketina, tarkime, kažkur ar ne pagyventi ir toliau vėl keisti tą lokaciją, ar gal jisai dar nėra apsisprendęs. Bet jeigu, tarkime, jau jisai labai aiškiai žino savo planą ir yra susidėliojęs, ar ne, tai taip, tada reikėtų žiūrėti konkretų kažkokį tai objektą ir ne nuomai, o pirkimui. Ir kaip šnekėjom, tu pati siūlytum savo draugam turimą būstą, sakykime, senos statybos pardavinėti ir keisti naują bendravimą? Jeigu jie tik tai tokį poreikį turi, tai žinoma, kad taip, todėl kad šiaip iš esmės, ar ne, už tą kainą, už kurią tu šiandien parduosi, ar ne, tai sąlyginai senas ir naujas turtas, jisai nėra kažkokio didelio atotrukio arba kad kažkas turėtų rinkoje labai stipriai keistis kainų atžvilgiu. Tai kadangi yra būtent taip, tai žmogus, jeigu turi poreikį keisti seną į naują, tai tą sprendimą galima ir daryti. Nes tu pardavęs savo seną objektą, tu gali įsigyti naują. Tai tu finansiškai šiaip iš esmės nepraloši šitoje vietoje. Ir tuo klausimu verta kreiptis į brokerius? Brokeriai yra savo srities profesionalai, ar ne, jie dirba kiekvieną dieną su nekilnojamu turtu, jie žino, kaip suvaldyti visą procesą, jie žino, kaip tinkamai nustatyti turto kainą, ne tik tai turto kainą nustatyti, o kaip išgryninti, koks pirkėjas ateis įsigyti tą turtą, kaip jį išreklamuoti, ar ne, brokeriai iš tiesų yra geri pardavėjai ir geri darybininkai, tai yra savo srities profesionalai. Tai turbūt būtų taip. Jie gali padėti priartinti tą lūkestį pirkėjo norinčio už kuo pigiau nupirkti ir pardavėjo norinčio kuo brangiau parduoti. Taip. Tai tikiuosi, radom šiandien atsakymą į pagrindinę temą ir savo pačių užduotą klausimą. Daug pilkis. Ačiū Renatai, ačiū žiūrėjusiem ir susitiksim su nauja tema, naujais pašnekovais maždaug už mėnesį. Ačiū Rytai. Ačiū.